Kur po mirties iškeliauja siela? Kas atsitinka? Aš nemanau, kad jinai kažkur tai iškeliauja. Aš manau taip, kad tai yra energija, arba jinai transformuojasi į kažką, jeigu tikėsim reinkarnaciją, nes mes irgi nežinom. Mes nei vienas negalim pasakyti, kas bus po to. Mes galim tuo tikėti. Galim, tikėti, mąstyti, numanyti, ne? Bet mano toks yra, kad tai yra tas toksai kūnas nustoja veikti, o siela tai jinai grįžta į tą tokį kažkokį bendrą lauką. Tokį bendrą energetinį, tokį sąmonę. Bendrą energetinę sąmonę, tokia kaip tuštuma gal. Tokia tiesiog. Sunku pasakyti, čia žinot, tokie klausimai, jie neturi konkretaus atsakymo, nes tu gali pažiūrėti ir taip, ir anaip. Ir iš tikrųjų galų gale gaunasi, kad aš žinau, kad aš nieko nežinau. Ir tada tampa viskas paprasta. Niekam nieko nereikia įrodinėti, kiekvienas turi savo, kas kaip nori, tas kaip mano, kas į rojų eis, kas į pragarą eis ten ir panašiai.